Sveiki, su jumis 314 Circle. Šiandien noriu papasakoti, kas yra App Store, kam jis reikalingas ir kaip jo naudotis. App Store yra didelė aplikacijų talpykla, kur yra daugiau nei 300 000 aplikacijų, iš kurios galima atsisiųsti aplikaciją nemokamai arba sumokėjus tam tikrą sumą pinigų aplikacijos kūrėjams. Paspaudus ant aplikacijos atsidaro App Store parduotuvė, kur viršuje matote didžiulius paveikslėlius. Šie paveikslėliai yra tam tikros tematikos aplikacijų blokai, kuriuos jums šią savaitę siūlo įsigyti Apple. Šiek tiek žemiau matome jau pačias aplikacijas, kurias galima atsisiųsti. Taip pat, vedant pirštu per ekraną iš dešinės į kairę, galima peržiūrėti didesnį kiekį aplikacijų. Jeigu sąrašas jums pasirodė per trumpas, galima paspausti užrašą See All, kas reiškia peržiūrėti viską. Ir atsidarys visos aplikacijos šią tematiką, kurias mums siūlo Apple. Pačioje apačioje matome 5 mygtukus. Jei paspausime ant Top Charts, atsidarys aplikacijų topas. Topas sudaromas pagal atsisiuntimų skaičių. Einant iš kairės į dešinę mes matome mokamas aplikacijas, nemokamas ir sparčiausiai augančias. Mygtukas Genius tai tam tikra sistema, kuri pagal jūsų atsisiunčiamų aplikacijų kategoriją gali jums pasiūlyti tam tikras aplikacijas. Paspaudus mygtuką Turn on Genius, sistema pradės veikti. Mygtukas Purchased tai jūsų jau atsisiųstos programėlės, kurios suskirstytos į esančias šiame iPad'e ir neesančias. Paspaudus debesėlį prie programėlės, jūs galėsite ją atsisiųsti. Vieną kartą sumokėjus už programėlę ar mokamą programėlę įsigijus per akciją nemokamai, jūs visada galėsite ją atsisiųsti. Bet reikia nepamiršti, jog visos įsigytos programėlės yra prirašomos prie jūsų Apple ID. Todėl jeigu draugas jums atsiuntė programėlę, jūs jos negalėsite atsinaujinti. Šiuo atveju siūlau visas programėlės pirkti su savo Apple ID. Updates mygtukas. Čia būna parodytos programėlės, kurias gamintojas atnaujino, patobulino ar dar kaip nors kitaip pagerino. Atnaujinimas vyksta paspaudus mygtuką Update prie programėlės. Pats pirmasis mygtukas yra Featured, kuris nuveda jūs į pagrindinį puslapį. Nepasakiau apie turbūt pagrindinę veikimo zoną App Store. Tai yra viršutinis meniu, kur išskirti pagrindiniai blokai, tokie kaip žaidimai, mokymasis ir be abejonės mygtukas daugiau, kuriame slepiasi visos aplikacijų kategorijos. Bet jeigu atsitiko taip, kad jūs jau žinote programėlės pavadinimą, lengviausias būdas ją surasti yra pasinaudoti paieška. Dešinėje, viršutinėje ekrano pusėje matome paieškos laukelį, kurį paspaudus galime surasti mums reikiamą aplikaciją. Suvedam pavadinimą ir pasirinkam, ko mums reikia. Paspaudus ant mygtuko Free arba ant parodytos aplikacijos kainos, jis pasikeičia į Install App, kurį paspaudus atsivers langas, kuris paprašys jūsų įvesti Apple ID slaptažodį. Po šio veiksmo įvyks aplikacijos atsisiuntimas. Tikiu, kad pamoka buvo naudinga, todėl nepamirškit spausti laikų šiam video, dalinti su draugais, pasirašyti po mano kanalu, kurio nuorodą paliksime po šio video. Ate!